Sveiki, sveiki visi. Noriu pasidalinti tokią savo patirtimi. Nusipirkau tokias pirštines. Jos yra iš avikailio, natūralios, šiltos, iš Temu. Aišku, Temu tai čia atskira kalba, visi žinom, kad ten nieko gero nėra. Pusiau gero galima kažką rasti. Tos pirštinės, aišku, jau čia yra jos perdarytos. Jos yra vieno pločio kartu su pirštinės pabaiga. Taip. Pirštai, jie gana gero dydžio, mano ranka nėra labai maža, ta prasme telpam viskas gerai, bet per šitą įėjimą į pirštinę, siaurą, neįmanoma buvo jos užsimauti. Absoliučiai. Ką aš padariau? Aš paėmiau, nukirpau va šitą vadalį, tokius trikampius. Skaitykit, va čia pirštinė baigėsi. Aišku, per kailį nesimato, kad jinai siaura. Va tokius trikampukus nukirpau, praardžiau, va iki tiek, ir tokius pasiuvau kailinius. Iš to pačio kailio išverčiau ir prisiuvau tokius va kailinius trikampiukus. Tai dabar tą pirštinę jau normaliai užsidedu. Tai aš ją užsidėsiu, netgi su viena ranka. Va, puikiausiai užsideda. Ir čia taip. O toks mano atlenkimas tegul būna. Va, viskas gerai su pirštais, viskas tvarkoj, šilta, viduj kailis, tai natūralus, labai smagu, viskas gerai. Bet teko tokią manipuliaciją padaryti. Jo, čia biškį pasikrapščiau, rankų darbas. Bet aš manau, kad atrodo visai normaliai, niekas čia nesupranta, kaip čia turi būti, neturi būti. Čia mano toks atlenkimas. Bet taip išėjau už padėties, nes geras pirštines nusipirkti, aš nežinau, gal ir galima kažkur jas nusipirkti, aš tai nemėgėja lakstyti po parduotuvės ir ieškoti kažko tai. O tiek praardžiau ir tą trikampiukus, kur nukirpau, čia įdėjau. Ir gavosi toksai mano dizainas. Bet esmė tame, kad aš dabar galiu tas pirštinės nešioti. Ypatingai svarbu, kai reikia iš ryto valyti automobilio langus ir tuo metu rankos tai tiesiog suledėja. Dabar galiu tai drąsiai daryti ir jau nebijosiu jokio šalčio. Gal kam nors tiks tokia mano patirtis. Naudokitės.